universitetą aš pirmiausia asocijuoju kaip su aukštąja mokykla, kurią teko man baigti, ekonomikos fakultetą ir taip pat tarptautinių santykių institutą. Ir ta asociacija ir įvaizdavimas be jokios abejonės pradžioje buvo pirma kaip fizinis kažkoksai tai darinys ir legenda. Nes dar netgi prieš pradedant mokytis universitetą tai buvo kažkas įspūdingo. O kaip aš įsivaizduoju po to, kai teko baigti ir sukaupti visas šitas žinias ir koks jisai galėtų būti toliau, tai be jokios abejonės man bent jau akivaizdu, kad Vilniaus universitetas yra dalis mūsų šalies identiteto. Tai yra labai svarbi dedamoji, vienas iš tų pagrindų, ant kurių stovi mūsų šiandieninė gerovė ir ypatingai mūsų ateities ir mūsų ateities kartų gerovė. Vilniaus universitetas tai ne tik tai vieta, kurioje turi būti suteikiamos žinios, tai yra pats mąstymo būdas. Jis neturėtų ugdyti žmonių vadovaujantis to, ką jie turėtų galvoti, bet vadovaujantis to, apie ką jie turėtų galvoti. Ugdyti tinkamus piliečius. Nuo to, kokį mes turime Vilniaus universitetą, taip pat priklauso ir tai, kokiame lygyje ir su kuo mes bendravome Europos kontekste, pasaulio kontekste. Nuo to galų gale kokiai lygoje žaidžiame. Tai yra savo intelekto ir žinių turiniu mes taip pat išsirenkame ir paskelbime pasauliui, su kuo mes norime bendrauti ir kaip mes norime bendrauti. Taip pat tai yra vienas iš konkurencinių pranašumų ir ypatingas konkurencinis pranašumas, tai yra nacionalinės žinios, kurį galima gana lengvai konvertuoti taip pat ir į derybinius argumentus, galų gale ir tos pačius pinigus derybose. Ir dar svarbiau yra tai, kad tai yra nenukopijuojama. Aš manau, kad Vilniaus universitetas suteikia mums tai, ko kiti paprasčiausiai negali turėti.